Dabar mes stovime prie dabartinio Kauno vyriausiojo policijos komisariato. Šis pastatas ir ši institucija yra tikrai labai svarbi visai Kauno apskričiai. Ir šis pastatas buvo pastatas 1933 metais. Jį suprojektavo architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Įdomu tai, kad čia viename iš didžiausių tarpukario metais Lietuvoje iškilusių administracinių pastatų tarpukariu glaudėsi dvi pagal savo darbo pobūdį priešingos valstybės įstaigos. Tai yra slaptoji policija ir viešoji valstybės administracija. Kaip ir visi kiti Žemkalnio pastatai, šis pastatas yra modernizmo stiliaus. Tai galite matyti šio pastato išorės. Taip pat modernizmu ir novatoriškumu pasižymėjo ir pastato konstrukcija. Architektūros griežtumas ir solidumas tiek tarpukariu, tiek ir dabar susikalba su šio pastato paskirtimi.